mūsų Kulautuvą papuošė naujas stogastulpis. Kam jis atvyko daug įvairiausių svečių, jūs netrukus visą tai sužinosite. Kviečiame visus prie naujo stogastulpio. Prašom. Prašom arčiau ir mes naudodami šį progą, kad pasislėpęs va ten stovi jau mūsų gerbiamas klebonas Vladislavas. Galbūt pradėkime nuo to, kad pašventinkime šitą nuostabų stogastulpį, kuris atsirado gerbiamo Vytauto Pugalevičiaus dėka, už kurį mes jam labai dėkingi, kad jis mums priminė garbingą Kulautuvos istoriją. Jeigu meldėmės dėl gražaus oro, ir Dievas tikrai myli Kulautuvą, jis jį padovanojo, tai tegul šis stogastulpis ilgai puošia Kulautuvą ir primena jos garbingą istoriją. Prašom, kunige. Ramybė jums. Pirmiausia, tikriausiai stovi nuostabus koplytstulpis, apie tą istoriją papasakos čia autorius ar kiti čia žmonės. Bet pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, tai motina, kuri laiko ugnį, liepsną, tai reiškia mūsų šiais tikėjimo metais. Nuo motinų daug kas priklauso mūsų tautos ateitis, vaikai, jaunimas. O jūs, motinos, tikrai esate tos nuostabės, nes duodate pasauliui gyvybę, duodate vaikus. Te padeda mums viešpat su jomis. Melskimės. Šventasis viešpatė visagali, Tėve amžinasis Dieve, prašome Tave palaiminti šį koplytstulpį, kad jis būtų žmonėms išganingas, stiprintų tikėjimą, lemtų gerbo darbų sėkmę, gelbėtų sielas, būtų paguoda, priedanga ir geniesas, jaustas ampulių, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Palaiminti viešpatį Jėzų šį koplytstulpį, stogastulpį, kad mirdamas išgelbėjo pasaulį nuo visokios. Vytauto Pugalevičiaus dovana Kulautuvos bendruomeniai, o kartu ir Lietuvos žydų bendruomeniai, Kauno rajonui ir Lietuvai, nes Kulautuva siekia atstatyti Kulautuvos kurorto vardą. Ačiū, ponas Vytautai, tai nepakartojama dovana, iniciatyva Kulautuvai pastatyti savo lėšomis tokį nuostabų paminklą. Dabar tikriausiai kiekvienam iš senbuvių kulautuviškių galbūt žinoma, bet kai kam nežinoma, kodėl. Tai yra, kad Lidija, pavyzdžiui, Liudmila Tamara ir jų sesuo Natalija neturėjo vaikų, Dievas nedovanojo jų, o prie ko jie šitie vaikai? Tikriausiai kai kas ir nesusimąstė. Tai vaikai, kuriuos Lidija su Natalija išgelbėjo nuo nacių. Jos Lidija išgelbėjo 15 žydų, o Natalija 14 žydų, dauguma iš jų vaikai. Spaudoj buvo dažnai rašoma, knygose kai kuriuose, kad Kulautuvos savininkais, dvarininkais 16-17 amžiui buvo Kulautuvai.
Paskui 100 geras metų tyla, neaišku, kas Kulautuvoje dvarininkavo, šeimininkavo Kulautuvos dvare. Paskui 19 amžiaus antroji pusėje užsimenama, kad buvo toks dvarininkas Šarakauskas. Netgi neišdrįsta pavadinti ir jo vardo įvardinti, Jonas Šarakauskas. Ir vėl paskui tyla iki šių dienų beveik. Kartais užuominom užsimena, tai Pugevičius, tai dvarininkas, tai vėl kažkas, tai tiek, kad Lydija čia dvarininkė buvo, bet konkrečiai tiksliai niekas apie tai nerašė, kažkodėl tai neišdrįso. Ogi buvo taip, kad po Šarakausko iš Varžytinių 1886 metų Liepos mėnesį Kulautuvos dvarą, kuris buvo anam gale Kulautos nuo 3 gatvės ir link Levinės upelio, nusipirko matininkas Kauno apskrities, gimęs Ukmergėj 1849 metais, Teodosijus Fugalevičius. Jis vėliau šitą dvarą Kulautuvos pardavė savo žmonai Praskovijai Benediktovič Fugalevičieniai, Ukrainos bajoro kilmės moteriai. Ir Kulautuvos dvaras priklausė jam iki 1948 metų gegužės 22 dienos. Buvo ištremtos iš Kulautuvos kurorto į Sibiro kurortą Stalino gulagus. Jų neišgelbėjo nei tai, kad jos išgelbėjo tiek žydų ir vaikų žydų, kad pas jas prieglobstį rado prie Klevinės upelio pas Lydiją rusų desantininkas, partizanas, kad ten prieglobstį rado į Rusiją nespėjusi pasitraukti karininko, Šatunovo žmona Klavdija Šatunova, 2 mažamečiai vaikai ir jų 2 senyvi tėvai. 23 atšventė savo 84 gimtadienį. Ir dar reiktų turbūt priminti tai, kaip čia atsitiko, kam idėja dėl to paminklo. Pirmiausia, idėja įamžinti atminimą savo tetos, tiksliau tėčio, dukros Lydijos atminimą, kadangi jis ją labai gerbė, mylėjo, netgi vokiečių okupacijos metais, kada jie gyveno Vokietijoje, jau pasitraukė iš Lietuvos, atostogavo 43 ir 4 metais pas Lydiją. Be to, dar reiktų priminti, kad jo šeima, Sergejus Fugalevičius su Vytautu ir jo seserimi Margarita, išvažiavo į Vokietiją 41 metų, kadangi kovo mėnesį, kadangi jo tėvas dirbo matininku Kauno, tai yra Lietuvos žemės ūkio ministerijoje. Ir bijodamas, kad jo gali šeimą ištremti, jis 41 kovo mėnesį pasitraukė į Vokietiją, o birželio 14 jau prie jų namų, kur jie gyveno, stovėjo NKVD mašina ir labai nustebo NKVDistai, kad jo nėra, kad jis jau suspėjo išvykti į Vokietiją. Tai Vytautas dar yra ir žymus kolekcionierius išeivijoje, domėjosi filateliją, surinko ir išleido 2 albumus apie Lietuvos paštus skyrius ir antspaudus. Deja, kad lietuvių kalboje atrodo jau nėra, bet monografija yra, monografija išleista. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie to paminklo. Ypatingai mano giminė Raminta Urbanienė, seniūnė, kurie davė tą žemę, ponui Teresui, kuris padarė tą paminklą ir kad ponas Ašnesas neužmiršo mus
savo knygų parašyti. Ir kunigui, kuris palaimino tą paminklą. Ačiū. Ačiū gerbiamas Vytautai. Aš sakiau Raubickui, kad aš jam minėjau, kad yra pilotažnikai, kad jie galėtų čia, bet tai jie čia tik tai pabandė, man atrodo. Pažiūrėsim, ką dar.